Tokią stovyklą tikriausiai galima pasapnuoti ir jinai, ko gero, ši patirtis tai tiek žaidėjim, tiek treneriam, tiek klubo vadovam, organizatoriam, manau, tiek ir jum, tai čia yra kažkas tokio neįtikėtino ir išliks visam gyvenimui. Tai buvo tos 2 savaitės tiesiog neįtikėtina mokykla, pačioj geriausiai futbolo akademijoje ir tai, ką mes čia pamatėm ir tai, kokios patirties mes iš čia parsivešim, tai tiesiog neįmanoma apsakyti žodžiais. Ir galbūt žmonėm, kurie liko Lietuvoje, atrodo visai kitaip, kad paprasčiausiai reikia čia pabūti ir pamatyti, kas yra Brazilija, kas yra futbolas, koks tai yra futbolo lygis, kokia yra futbolo kultūra. Tai čia matom ir stadionai, ir žaidimo stilius. Tai vienareikšmiškai, tai čia yra didžiulė gyvenimo futbole mokykla ir mes tik tai galim būti dėkingi klubo vadovam ir kažkokiom, aukštesnėm jėgom, kad mes esame čia ir net nebejoju, kad jinai išeis į labai didelę naudą, nes pabuvus čia, perėjus visą tą pasiruošimą stovyklą, tai psichologiškai aš nežinau, ko mes galėtumėm bijoti Lietuvoje ar Europoje, nes čia mes perėjom absoliučiai viską.